Taigi iš savo esminio instinkto, reiškia, kurį pažinau ir kuriuo kovoju. Tai yra virtuali teisėja, ten dėl tų dažnių. Iš esmės aš sakau, aš neturiu konkretaus asmens apginti, su YouTube konkretus asmuo apginamas viešai užmokant pinigus advokatavimui. Tad mano darbas yra viešinti. Mano darbas yra dar kartą viešinti ir viešinti ir viešinti, kaip influenceriai konstitucinės teisės pagrindų pasirašytų su Danijos įstatymu KGB viskas bus išviešinta. Visos paslaptys atskleistos, visos psichiatrinės nustosė gyventi represijų idėja. Dvasinis gyvenimas nėra dirbtinis intelektas, taipogi dirbtinis intelektas gali pasiekti šviesmečius. Tad patys supraskit, kas yra fizika, o kas yra širdies matematika, kuris skiriasi IQ nuo fizikos IQ. Taigi šitas variantas suprasti IQ visus atskirai sukūręs konstruktyvų pasaulį, kurį žmogus vadina matematiškai antro šanso pasauliu. Antro šanso pasauliu, tokiu pačiu žingsniu į priekį, toj pačioj visatoje, tuose pačiuose namuose. Skirtumas tik tas, kad data skiriasi. Šiam pasauliui sukurti dar ir dar ir dar. Toks gausos ir absoliuto įstatymas yra aukščiau astrofizikos ir dirbtinio intelekto ir visų tradicijų. Jis yra didesnis už mane. Tas pasaulis vadinasi Dievo pasaulis didesnis už narcisizmo ligas ar visas nemigas. Tad suprasdama tai, aš įgaunu laisvės ir ramybės dvasią.